Sičiu. Ir tu pakalbėsi irgi. Jo, ką čia reiškia? Normaliai. Taip, normaliai. Pala. Nes aš neturiu ką apie save papasakoti. Oi. Mes turim pradėti kažkaip. Gerai, Žankšok, kuo mes daugiau žankščiau, tuo pasakyt. 3, 2, 1. Sveiki visi, sveiki sugrįžę arba atvykę į podcastą pavadinimu Gerai, kad nefilmuojam. Ir šiandien, kaip matot nuo pirmos serijos, kas žiūrėjo pirmą seriją, tikiuosi, kad pažiūrėjot, tai turim naują žmogų, kadangi Elzė ir Danielė atostogauja ar kažkur, šiaip aš net nelabai žinau, kurios yra, bet jo žodžiu negalėjo šiandien atvykti. Tai mes turime svečią, Emiliją Goberytę. sveiki. Malonu čia būti. Taip, va, nežinau, gal čia be jokių prisistatymų, tiesiog, nežinau, galvau, kad bus fainai pasikviesti, nežinau, šiaip pakalbėti, paplotkinti kažką ir taip. Tai va, žodžiu, tai šiaip šiandienos tema, aš, kadangi turiu mūsų Instagramo podcast'o Gerai, kad nefilmuojam, eikit pafollowinti, pažiūrėti visus reelsus, viską palaikinti, žodžiu. Tai va, aš buvau įkėlus, šiaip labai ačiū už visą meilę, kurią sulaukėm iš pirmo video, tikrai labai daug peržiūrų ir subscriberių labai daug, ir laikų labai fainai, kad daug yra. Tai labai labai ačiū visiems. Tikimės, kad dar neužknisom ir kad žiūrėsi toliau. Tai va, ir kad jums bus tik fainiau toliau. Tai va, o šiaip šiandienos tema, kadangi, kaip sakiau, aš nežinau, kas matė, kas nematė, bet padėjau užklausą Instagramo story, gal turit kažkokių temų užklausų, pasiūlymų, tai sulaukėm šiaip labai daug pasiūlymų. Bet šiandien nusprendėm, išsirinkom tokią vieną temą, kadangi tikrai buvo labai daug užklausų tą temą, kitas temas aptarsime turbūt biški vėliau, nes šiaip labai fainai, kad jūs įdėjote. Jo, arba asmeniškai. Nes šiaip labai fainai, kad jūs duodat idėjų ir mums kažkaip atsiranda inspiracijos apie kažką kalbėti. Tai šiandienos tema yra santykiai. Santykiai būtent paauglių mūsų gyvenime, kaip juos pakeitė gal nuo mūsų, nežinau, tėvų laikų ir senesnių laikų, kaip jie pasikeitė, kaip padarė įtaką ir socialinės medijos, ir visokie TV reality shows, kaip Love Island, Too Hot to Handle, ir kaip šiaip dabar viskas yra komplikuota. Ir jo, tikėkime, kad bus įdomu ir kad parelaitinsit su mumis. Šiaip mes nesam santykių ekspertės, negaliu šiaip nieko patarti, bet pakalbėsim iš gal labiau tą, ką mes matom, tą, ką girdim, kas vyks aplinkui mus. Nesijaudink. Gerai, grįžtam vietą. Biški. Tik patyrė. Tikimės, kad jums bus fainai ir kad išklausysit, kad gerai praleisit laiką ir viskas. Tai va. Tai šiaip man atrodo, kad kas yra dabar blogiausia, tai kad, pavyzdžiui, palyginus su mūsų tėvų laikais ir šiaip senesniais, kai nebuvo ir socialinių medijų ir to, kad viskas vyko labai natūraliai. Taip labai natūraliai ir aš turiu to omeny, kad nueini į vakarėlį arba nueini į kavinę ir, ar nežinau, belio kur ta prasme į viešumą, pamatai žmogų, kuris tau patinka, prieini, gauni numerį, nežinau, dar kai būna romkoms, užrašai ant rankytės arba užrašai ant popieriuko kokį duodi ir viskas. Ir tuo realiai ir prasideda, kad tau paskambina ir jūs norite kinai ir tu, realiai, labai natūraliai viskas vyk ir man atrodo labai dar greitai. Jo, ir šiaip mūsų tėvų kartos ypač tas toksai susipažinimas, kai vyko gyvai ir tada tas toksai artimesnis bendravimas, nebuvo kito būdo, tik tai susitikti gyvai su žmogum, tipo skirtam laiką ir pastangas ir nuoširdžiai bendrauti. Įstrigo mano pulkas. Įdėti kažkokių pastangų, nes realiai nebuvo kito kelio, nes dabar, man atrodo, nes dabar nereikia iš lovos išlipti, kad... Taip, kad įdėti, bet ir taip pastangas dabar sunku įdėti. Bet jo, šiaip dabar realiai nieko nelabai ką yra daryti, o realiai tai anksčiau, kai buvo, kad tu, nes dar palyginus, ta prasme, nebuvo kito kelio. Tu, ta prasme, turi tik telefoną, tu turi gauti numerį, tu turi ateiti paskambinti, jeigu tau tikrai patinka žmogus ir viskas, tu nerasi ten kažkaip. Nebent dar susitiksi dar kartą arba laiškus rašyti, žinai.
ir tipo nebent. Ir realiai čia- viskas Okay. negali. Blemba dar nieko tokio. Ne, aš norėjau sakyti, kad laiškai iš viso toks Dingęs dalykas. dingus praktikai Jo. ir dabar tik filmuose realiai kaip notebook'e. Taip, savo filmai ir bent notebook ir, nežinau, dabar aš kitų nesugalvoju, bet ten tie laiškai. Dear Ali, I wrote you 365 letters every day. I'm not Dabar bitter anymore. Jo. Galėtume pacituoti dabar viską, bet šiaip man atrodo, gal tiesiog anksčiau buvo žymiai gal buvo žymiai lengviau dėti pastangas, ta prasme, ir tu Nes tu realiai jo, ir tu neturėjai neturi kito pasirinkimo ir jau tau nėra kito kelio ir taip ir gaunasi, kad man atrodo tie santykiai buvo tokie gal ir paprastesni iš vienos pusės ir netokie. Jie tikresni buvo. Jo, jie buvo tikresni, jie paparenti to gyvų bendravimo, nes ir aš kažkada čia su mama šnekėjau ir jinai man ten pasakojo vos ne, ar sakė, aš ir žinau, ką jinai man nepaaiškint, bet tipo, kad kai susipažįsta du žmonės, tai kad turi būti tam tikras periodas, kai tiesiog be jokių įsipareigojimų tu bendrauji su juo ir tu bandai geriau pažinti žmogų. Ir jinai tą mato kaip, pavyzdžiui, nueiti į kiną arba ten kažkur nueiti kavos. Taip. Ir aš tokia galvoju, šiais laikais pakvies žmogų į kiną, čia jau yra, kad tu... Viskas. Čia yra tu tokiesi. Tu tokiesi. Nu, gal ne tiek, bet toks, pas mus ta pirma stadija yra tas talking stages, kuris ir vyksta per socialinės medijas. Ne, šitą žokinį ne talking stages, man atrodo, yra pirma. Story laikinimas. Bet va čia yra liūdna, kad, tipo, nes anksčiau tas bare minimum ir buvo pakviest kavos. Taip, dabar čia yra... O čia yra dabar maksimas realiai, kuriam. Mes tipo, jeigu... kavos. O tai kada? Mums, pavyzdžiui, man atrodo, ir tau, ir man, mes esame biškai apsės su romkoms visais, o romkoms yra vis tiek senesnio laiko. Mes užaugom ant to, nes, pavyzdžiui, mano mama, jinai, kai 90-aisiais ten buvo, nežinau, tipo, late teenager studentė, jinai kaip tik tuo metu išėjo labai daug tokių iconic rom-coms. Ten Things I Hate About You. Ir pavyzdžiui, mano mamos visų laikų mėgstamiausia aktorė Julia Roberts ir aš užaugau ant jos filmų vien dėl to, kad mano mamai žiauriai patiko. Tai, natūralu, kad tiesiog, kai tu augi, tu žiauriai tą idealizuoji. Tu nuolat tai matai. Fantazavęs iš tų filmų irgi senesnio laikotarpio jo. Ir tada tu tikiesi kažko, o dabartiniai, man atrodo, society ir visuomeniai, mes to negalim tikėtis, man atrodo. Nes, sakau, yra viskas ant tiek fake, ta prasme, kaip sakau, anksčiau tai buvo tas bare minimum, pakvies kavos. Tai va čia buvo toks, einu kavos. Dabar, ta prasme, tas atrodo, ten, nežinau, parašo, čia yra viskas. Jisai man parašė. Ta prasme, ir tada jau yra viskas. Ta prasme, čia jau atrodo, jau kažkoks gyvenimo įvykis, nežinau, vyko. Jeigu vat pakviečia, tai, nežinau, čia jau šakė. Jeigu gėlių atneša, čia iš viso jau kitas lygis, tai, sakau, man atrodo, viskas realiai prasideda. Dabar realiai, man atrodo, viskas mums prasideda, kai tu follow paspaudi per kokį Instagramą. Šakės jau čia kažką reiškia pas mus, man atrodo, jeigu dar story palaikina čia jau iš viso, tai biškai šiaip sad, nes kaip pagalvoji, tas follow mygtukas, tas story palaikinimas arba tas pridėjimas į Snapchatą, čia yra tokie nereikšmingi dalykai, čia man atrodo realiai nieko nereiškia. Nieko, man atrodo, toks iš boredom, kai tu neturi ką veikti ir tu, nežinau, tiesiog. Žinai, kai tai vyksta tokiam labai uždaram rate, bet žinai, iš kitos pusės dabar yra labai didesnis ratas žmonių, su kuriuo tu gali taip susipažinti. Tipo, aišku, čia įeina ir visi ten dating apps, kaip ten Tinderis ir taip toliau. Tu parsisiųstum Tinderį? Ne. Aš irgi, nežinau. Mano viena pažįstama, jinai ten kažkada ant Bayerio tiesiog buvo Tinderį parsisiuntus ir jinai man ten kažką rodė ir, man tai gaila žmonių, kurie tai... Jo, aš nežinau, man tas, nežinau, pas mus dabar šiaip tas visas, nežinau, santykių, visa ta sfera, tas deitinimas, visas, man atrodo, yra toks, ta prasme,
iš jo, ta prasme, atrodo, nu, tipo, nieko nebeliko, nu, taip aš nežinau, tipo, aš atrodo taip norėčiau, tipo, žinai, kad būtų grinai, kad tu neini ten, nežinau, kavos, kad Tina to pačio numerio paprašo, o dabar viskas ten, Nu, plus follow, lietuviai laikas, yra labai santūrus žmonės. santūrus. Mes Labai apie šitą šalti. kalbėjome jau prie tavo, kes Labai žiauriai santūrus. šitas žiauriai matosi, tipo, ypač išvažiavus iš Lietuvos į kitą kokią nors Į šalį, Italiją kokią. susipažinus su žmonėm. Nu, realiai tiesiog reikia biškai išlysti iš savo kiauto ir Jo. realiai neturi ten kažko labai reikšti, bet tiesiog Taip. būti šiltesniem, Tiesiog, man atrodo, atviresniem jo. žmonėm. Dabar realiai, man atrodo, kad užmėgsiu kažkokį, nu, realiai gilų santykį, kuris lydintų kažkur, ta prasme, man atrodo, realiai, va, pavyzdžiui, bent jau, nežinau, man atrodo, daugumos atveju, kad jau realiai tau reikia plėsti žmonių ratą. Nes bent jau, aš nežinau, kaip jūs, tikrai negaliu apie jūs pakomentuoti, bet, pavyzdžiui, aš man atrodo, ir dauguma, kas yra, nu, mano rate, mes gyvenam tokiam labai uždarę ratą. Mes labai burbulė gyvename. Burbulė. Čia šiaip yra tiesa, bet čia ir mūsų mokykla nepadeda su tuo. Jo, tipo, kad, okei, mokykla ten tokia ir tokia, ta prasme, pažįstami, ten, nežinau, kiek ten Realiai yra. mums žiauriai pasisekė, kad ir kiek mes Jo. kada skustumėmės, net kiek mes čia skundžiamės, realiai žmonės aplinkui, kuriuos mes leidžiam savo dienas, Yra nerealūs. Žiauriai Mums pasisekė. žiauriai patinka, pavyzdžiui, mūsų klasė, mums žiauriai patinka. Nu, tipo, bet tikrai, nu, tipo, mums žiauriai pasiekė, kad mūsų burbulas yra realiai tos geras, nes visi yra tokie šilti žmonės ir man atrodo, kad gal kai kuriuo atveju yra net geriau turėti tą mažesnį ratą žmonių, ta prasme, artimų tau, nes tarsi tu nesigadini savo nervų. Ta prasme, tau, ta prasme, su visais fain. Nes realiai, bet dabar man taip yra, kad aš galiu ateiti į mokyklą, nežinau, nu, pas mane klasė visi, pavyzdžiui, nu, tipo, fain. Nu, tai va, realiai. Tai sakau, man atrodo, tas yra fainai, bet iš kitos pusės, kai yra tas mažas ratas, tos burbulas, geras toks tight knit, tai labai yra sunku plėsti žmonių ratą. Nes jeigu tavo burbuliukė nėra žmonių, ta prasme, su kuriais tu, nežinau, numatytum kažkokį santykį. Nu, tai tipo, nu, tai kur tada, žinai, rasti. Tai tada, man atrodo, reikia tiesiog plėsti pavyzdžiui. Man šiaip atrodo visi tie santykiai, nu, ypač mūsų amžiui, rasti žmogų, kuris tau nuoširdžiai patinka ir kuriam tu nuoširdžiai patinki ir suklikinti. Čia realiai labai daug sėkmės yra. Kad atsidurt toj pačioj vietoj, tuo pačiu laiku, nu, čia, aišku, žiauriai pastangų reikalauja, labai laiko, energijos ir noro iš abiejų pusių, bet, nu, tiesiog, realiai, nu, čia retas dalykas yra. Čia yra retas dalykas. Ir šiaip, man atrodo, soulmate, na, aš nežinau, mes čia kalbam apie soulmate, bet šiaip savo sielos draugą ar draugę surasti yra, nu, labai sunku. Nu, realiai. O tu tiki, kad kiekvienam yra sukurtas žmogus? Jo. Jo, tikiu. Nu, aš irgi gal tikiu, manau. Bet aš nepasakyčiau, kad tokia rašinė, tu mažinė. Jo, tai pupa, aš rašiau, kad žmonės sukurti vieni kitiems. Nesmė, bet, nežinau, aš gal tikiu, kad yra vienas tas tobulas žmogus į porą tau, bet aš nesakyčiau, kad visada randi būtent tą žmogų ir kad tu privalai rasti tą žmogų. Vat man yra tas baisu, aš nežinau, kiek aš dabar aiškiai išreikščiau savo mintį, bet man atrodo, kad jeigu tu, nežinau, randi tą vienintelį, žinai, tarsi tą draugą arba draugas, kuriuo galvojau sielos draugas, jau ten myliu, jau ten, žodžiu, jau vestuvės ir ten, nu, žodžiu. Bet kai tu pagalvoji, kad yra 7 bilijonai žmonių pasaulyje, o gal 8 bilijonai, nežinau, kažkur 7-8 bilijonai, taip, man yra ta mintis, man taip sunku paaiškinti, bet kad yra gal kažkur kitas žmogus, kuris būtų geresnis, pavyzdžiui, mano. Aš nežinau, tu pagauni, ką aš sakau? Jo, bet iš esmės, tada... Jeigu pagal tą idėją, kad tu turi vieną soulmate, o jeigu, pavyzdžiui, kažkur yra žmogus, kuris būtų, tipo, mano stipresnis, gal tavo soulmate ir yra kur nors Meksikoje. Bet tai, pavyzdžiui, tai kaip ras tada? Nu, tai tame ir esmė, bet gerai, man atrodo, socialinės medijos ir ateina, kad plėti ratą, nes anksčiau mūsų tėvų laikais, nu, kaip mūsų tėvai susipažino. Vakarėlyje. Gerai, mano tėvai susipažino, nes jie dirbo tam pačiam ofise. Yeah. Šiaip labai kiut buvo, jie dirbo tam pačiam ofise ir jie labai ilgai tiesiog taip
sveikinausi vien su kitu, tada vieną vakarą mano tėtis privažiavo prie durų ofiso ir pasakė, kad tave pavežti. Ir jisai gal 2 mėnesius mano mamą vežiojo namo kiekvieną dieną po darbo, iki kol jinai jam nepasakė, tai gal pakviesiai pasimatymą pagaliau. Šiaip labai kiek. Mano tėvai susipažino vakarėlį ir šiaip, nors tikrai dabar nepasakosiu savo tėvų istorijas, Nu, nes mama atsiprašau. irgi žiūri podcastą, tai paskui užklysta manęs, kad papasako istoriją. Bet susipažino vakarėlį ir šiaip, kiek man pasakojo, kad tikrai labai daug pastangų reikėjo įdėti, nu, tipo, tragiškai Tavo daug. tėvai dargi labai jauni buvo. Jo, jis tokia 19. And Meilė. still Tikra meilė. And still together. Bet Žiauriai miela. tiek pastangų reikia įdėti, o man atrodo dabar, kai tipo, yra viskas realiai prie tos socialinės medijas, ir kai mes kalbėjom, kad reikia plėsti ratą, man atrodo, kad taip neįmanoma išplėsti ratą per Instagramą. Man čia vad gerai sakė vienas jos draugas, manau, kad tu plėsk ratą. Kaip? Aš nesuprantu, kaip jį plėsti. Aš realiai nesuprantu. Nes Instagramų naipaplovų neužtenka. O irgi yra tas, kad, Nu, bet tai, pavyzdžiui... žinai, tu negali labai taip tiesiog ir pasitikėti žmogum, kur tu pirmą kartą matai telefono ekraną. Jo. Kur ten, žinai, mes visi vis tiek socialinėse medijose, nu nori ir nenori, mes pristatom save taip, kaip mes norim, kad Jo. žmonės matytų. Jo. Taip pat tu nesuprasi žmogaus iš ten jo profile pic, kur ten visas vienodas. Dar geriausia būna, jeigu tik nuotraukos fotka. Tada iš viso nieko nesupranti, net kaip veidas atrodo. Ne, labiausiai savim pasitikė tai tie arabai arba Jo, indai, kur kur tiesiog hello, baby. pafollowina ir ten jau paruoštas tas akauntas, tau yra, kur ten širdučių pilna, kur ten looking Man for atrodo, my žinokit, views, geriausiai kažkas. mes merginos jaučiamės į Turkiją, kai eini pirkti. Ne, man Šmutkės. šmutkės. Nu, okei, net fainai būna, bet ten tokia graži jautiesi visiems, tokia svarbi ten atni. Only for you, baby. Jeigu aš noriu 10 pasijausti eurų. graži ir svarbi, man reikia į Aziją važiuoti. Arba Nes jo, aš su jo, tėvais, jo. kai buvau maža, buvau Honkongė ir ten mes buvom zoologijos sode ir žmonės, tėvainiečiai, ėjo su manim fotkintis, nes aš esu žiauriai baltos odos ir balota dar ir jie čia tokia egzotika, kad Čia aš buvo šviesių akių. šakės. Ir jie realiai, jie prašė mano tėvų su manim nusifotkinti, ten mane tėvai jau ten slėpė už savęs. Jo, bet sakau, ten Turkija, kai tu nueini ir ten only for you 10 euro discount 75%. Ir tu ten tokia, yes. Jo, bet Turkija tai... Bet dar kalbant apie visus tos soulmates ir taip toliau, nu, vat, kad jo, galimai kiekvienam yra tas žmogus, neaišku, ar tu jį rasi, bet gal ir neprivalai rasti, nes vis tiek galų galiausiai, nu, mes apsistojom su to žmogum, nu, kur mes priemam kaip tą, kuris mums tinka. Ir čia šiaip man žiauriai patinka iš to filmo The Perks of Being a Wallflower. Ten žiauriai fainai yra pasakyta, kad we accept the love we think we deserve. Ir čia šiaip žiauriai tiesa yra. Yeah. Taip, kai pagalvoja, nori ar nenori, kad jis gal ne fainai taip pripažinti, bet, nu. Yeah. Nu, man atrodo, dar soulmate, kad yra, aš manau, kad kiekvieno tikrai žmogaus gyvenime yra, ta prasme, kažkas vienas žmogus, kur tu, man atrodo, kad tu niekada nepamiršti. Ir arba tau pasiseka ir tu būni su tuo žmogum ir tu tęsi savo gyvenimą, arba tu gaunasi, kad, okei, nepainas, yra labai labai baisu, kad mes taip apie šitą kalbėjom. Kad, pavyzdžiui, jūs įsivaizduojat, tu tokiesi, to vestuvės ir kažkur in the back of your mind. Jo, tu galvoji apie kitą žmogų, negu tavęs laukia. Čia yra mano, žinokit, didžiausias fear, kad tu eini prie altorius ir kažkur, ta prasme, nu čia labai movie, ta prasme, scenario, bet kažkur, vat, kad tu negali pamiršti to tiesiog žmogus, kad tu realiai tu negali pamiršti, nežinau, kas ten buvo, dažniausiai, man atrodo, tai būna gal teenage love, nes tai mes esame, man atrodo, jautriausi, vis tiek emociškai ir kad tiesiog kažkur, kad tu, okei, gal jau ten nebemyli arba nieko nebejauti, bet man atrodo, kad tu kažkaip jo negali pamiršti ir jis visada kažkur va čia yra. Bet man atrodo, kad tokį žmogų kiekvienas turi. Nu, aš taip manau. Ir tai aš, okei, jeigu gali būti tos scenarius, kad ten tokiesi ir tu negali pamiršti, tai yra blogai. Bet man atrodo, kad vis tiek gal fainai pajaus tą, nežinau, pirmą meilę. Tai va. Bet vėlgi, žinai, kitokiesi, nu tai, nu čia aišku, gražu taip įsivaizduoti yra ir visi taip įsivaizduoja, bet, nu tu nesituoksi su žmogum, jeigu tu jo nemylėsi labiausiai iš visų žmonių, kuriuos tu esi mylėjęs. Nu tiesiog, nu. Ne, bet tu įsivaizduoji tokį scenarių, kad, okei, tu tokiesi su žmogum, tu jį labai labai myli, bet yra ir tas kitas žmogus, kurį tu mylėjai ir tipo to toks. Tipo, you never know. Tu, nežinau, aš aiškiai išreiškiu savo mintį, bet čia man atrodo toks. Čia kaip
per Gossip Girl tuokėsi Blair Waldorf su princu ir ta Chuck Bassett atėjo. Tai įsivaizduoju tokį, bet kartais neteina. Tai tada ką daryti? Nu, žinai, tai čia būtų labai gerus scenarijus. Vienu negali būti, su kitu gali būti, su tuo tokiesi. Bet ką tada daryti? O Dieve, aš atsiprašau. Jeigu ką, aš susituoksiu, viskas bus gerai, ramiai. Jo. Ne, bet čia hot take, aš manau, kad realiai, bet aš ir mačiau Instagram ar kažkur, kad tipo yra norima tai padaryti, kad tipo skyrybos būtų nelegalios. Ką? Kad tipo net jeigu susitokį su žmogum negali skirtis. Aš visai už. Tipo... Nu, jo, nes tada you have to work through it, žinai. Nu, bet tas dalykas ir kitas dalykas žmonės... Ir daugiau pinigų eina tiems santuokoms terapeutams. Žinai, nes visi bando neišsiskirti ir eina spręs santykius. Aš iš tos pusės norėjau pasakyti, kad prieš susitokdami žmonės geriau pagalvotų, tipo, ar tai yra ko aš tikrai noriu. Ar tu išdrįstum? Arba dar Reels kad tipo siūlė kažkas ten padaryti, kad santuoka būtų kaip tipo NBA contracts, tipo kas 4 metus. Ir 4 mes būtų. Ir tada po 4 metų tipo tu nusprendė, ar tu nori atnaujinti santuoką, ar tipo thank you for the time, I'm done. O tu Dieve. Šitam tai toks. Jo. Bet nu. Šakės. Šakės. Aš pamečiau mintį, aš ką norėjau pasakyti. Bet aš neatsimenu, ką aš norėjau pasakyti, bet iš atveju labai svarbus. Žodžiu, pamiršau. Aš kito mintis. Vat, šitą. Žiūrėjai tą My Best Friend's Wedding su Julia Roberts. Su Julia Roberts, aš. Žiūrėkit, ar, nu, va, tu išdrįstum, pavyzdžiui, tas žmogus, kurį ten myli, nežinau, 15 metų, tarkim, bet niekaip, va, čia yra pakalbėsiu, paskui reikia nepamiršti minties, kad neišdrįsti pasakyti to. Tu realiai tiesiog neišdrįsti pasakyti, tada tas žmogus tuokėsi su kitu žmogum. Ar tu išdrįstum vestuvių dieną arba prieš vestuvės pasakyti, žiūrėk, aš tą taip myliu, davai, tu nesituok, aš maldauju. Ne, man atrodo, aš per vestuvės nesakyčiau, aš nenorėčiau tam žmogui. Vis bent jau, pažiūrėk, ten yra tos soulmate. Ir ką tada? Ir tada tu turi gyventi su tą mintim, kad tu praradai tą žmogų. Ne, nu, bet tai dėl to reikia pasakyti, kai jauti, nu, tipo. Bet ar daug kas išdrįsta pasakyti, kai jauti? Koks ten yra? Rejection is better than regret? Ne. Nežinau. Nu, realiai, kaltės šiaip jausmas ir save graužtas, nu tikrai. Nu, bet aš žinokit, aš nežinau, bet aš ne iš savo patirties tikrai, ne, bet aš tiesiog pažįstu save ir aš, man atrodo, aš tikrai neišdrįšiau. Jeigu man pirmą pasakyti, okei, aš pasakyčiau gal, bet ar aš pirmą ateičiau, išdrįšiau pasakyti. Nu gerai, bet tarkim, va ten tas kažkas tuokėsi ir jisai per savo vestuvių dieną ateina tau pasakyti, kad aš nemyliu savo žmonos, aš tave myliu. Tu lieptum jam palikti tą moterį. Čia žiauriai moralinė dilema yra, tipo... Aš žinokit, aš nežinau. Kiek aš su filmų mačius, visur palieka. Tai filmai. Bet tame My Best Friend's Wedding nepaliko. Ir man atrodo, tada tokia yra tragedija, kur įsivaizduoju, taip atrodo, aš galėjau pasakyti. Tau žinai, ką reikia pažiūrėti. Tu esi mačius pasivaikščiojimas debesyse, kažkaip ten A Walk Through the Clouds. Ne. Ten 95 filmas man mama parodė kažkada. Fainas? Pažiūrėk, va ten scenarijus, čia spoileriai, bet ten va kaip ne visada laimingos pabaigos būna. Bet ten nėra liūdna, ten tiesiog. Nu jo, bet iš tos pusės, kaip tame My Best Friend's Wedding, tu žinai, atrodo, galėjai pasakyti, tu pasakei ir nieko. Nu, bet ten pasakei. Jo, bet vis tiek, žinai, man labai patinka, mane mama šitą išmokė, kad jeigu tu bijai kažko paklausti ar paprašyti, tai jeigu tu tylėsi ir tu nieko nesakysi, atsakymas visada bus ne. Reiškia, tu niekada to negausi, jeigu tu neprašysi. Jeigu tu bent paklausi, pasakysi, ko tu nori, tai yra 5%, kad tu tai gausi. Kad 5% atsakymas bus taip. Ir čia jau geriau negu nieko. Žodžius, tai, nu va, sakau, man tiesiog kažkaip, aš labai tikiuosi, kad jūs suprantate tą, ką aš sakau. Bet aš tiesiog, va, taip man atrodo, jeigu yra 2 žmonės, kurie vienas kitam patinka. 2 žmonės. Nu, ir abu bijo pasakyti. Čia yra, man atrodo, ir tu žinai, abu yra soulmate. Taip, bet tu nežinai, ar jie yra soulmate. O, tu Dieve. Nes man vis tiek atrodo, kad jeigu jau soulmate, nu tai... Na ne, nebūtinai šiaip, bet...
Lemba, bet ar... Nu, bet tas ir yra, dėl to aš ir biškai abejoju to soulmate dalyku, Jo, nes, tipo, nes man atrodo, yra tu su nežinai, tiek koks taip, žmogus tai yra ir eit per žmonės ieškant to, nu, Taip. toks... aš žinau, kad jų gal nesūmys, bet man atrodo, kad jeigu yra meant to be, gal yra meant to be, kad tiesiog man atrodo kažkada tu eisi, nežinau, kiam scenariui, ir eisi gatvė ir atsitrenks ir ten nukris ir tą pakels. Ar tu ten univerė susitiks ar kažkas. Neseniai autobusą nukritau ant žmogus, žinok, tikrai ne mano soulmate buvo, bet... Bet tikrai, man atrodo, kažkaip bus žmogus, kur tu tiesiog suprasi, kad jo, čia, tipo, čia aš apsistoju. Tipo, nu realiai, kad viskas, I'm done, tipo, žinai. Ir man atrodo, kad gal turi būti kažkoks momentas, kur, tipo, klikina ir viskas, ir ten yra mano žmogus. Bet jau, kad man kartais ateina tokia mintis, kad nesužinau, kad aš tikrai bijočiau pasakyti, kad yra tokių žmonių, kur du žmonės vienas kitam patinka ir abu bijo pasakyti, o gal jie, pažiūrėjau, soulmates. Nu, bet žinai, čia jų reikalas yra. Na jo, bet... Čia iš to ir ateina, kad, nu, realiai santykiai yra darbas, nes tiesiog abu du žmonės turi to norėti ir dėti pastangas. Nes, nu, kitaip... O dabar pastangas, man atrodo, yra labai sunku dėti. Nes... Nenori žmonės. Tipo, arba nenori žmonės, arba yra tikrai sunku dėti, nes man atrodo, kad... Tai nėra lengva ir tai nėra... Jo, nes man atrodo, kad būna, kad visai baisu. Ir aš čia nėra nukreipta į vyrišką lytį, aš apie abi kalbu, čia dabar kai sakysiu, bet kad kartais atrodo, kad, nu tai aš palaikinau story, nu tai aš parašiau, aš pridėjau per snapą, nu, bet ir ką? Nu, nes visi nori ir visiems yra lengviau, kai kitas žmogus. Jo, tai man atrodo, kad mes šiais laikais va tai laikom pastangomis, kad aš pridėjau, aš parašiau labas, tada ką tu, ir kad tu ir pasibaigė, tai gerai, tai tu kažką toliau daryk, aš nežinau, tu bandyk daugiau sužinoti apie tą žmogų, tu bandyk susitikti. Ok, jeigu pasakys, pasiūlai susitikti, pasako ne, nu tai ok, ne tavo žmogus, viskas, ta prasme. Bet dabar man atrodo, tiesiog labai mes bijom rejection, gali tas būti, kad mes jau bijom būti rejected, nu realiai, tipo, kad tiesiog mūsų nenori tiek. Tipo, ir nu, ir tada išeina žmonės, jo, kad tiesiog nebandai. Tipo, o gal ten pažiūrėti tavo žmogus? Kad ir tiek žmonių tu ten pridedinės ir laikinsi, nu, vis tiek nėra lengva ten susiras kažką ir paskui būna žmonės ir kitose vietose ieško. Pavyzdžiui, eina į visokius vakarėlius, reality TV shows visokius, kur dabar yra begalė galima prisižiūrėti. Nu, bet sakau, tiesiog, šiais laikais sunku. Tikrai sunku, nes, sakau, tas pastangos yra kitaip išvertinamos, mums, man atrodo, ten iš supanoms, nu, tipo, man taip atrodo, kad mums taip atrodo, kad ten, nežinau, palaikina ten postą, paplauna ten, pridai snapą ir viskas ten head over heels, man atrodo, kartais būna. Bet žinai, tuo pačiu kiekvienas veiksmas turi tiek vertės, kiek tu atkreipi dėmesio į. O šiaip, pavyzdžiui, atrodo, kas yra... Nes kai tave arabas pafollowina, tu negalvoji, kad čia tavo sielos draugas, viskas išvažiuoju. Jo, bet sakau. Ir man atrodo, kad vat, čia biški mes tą temą palėtėm, bet šiaip nuėjom nuo jos, kad vat, apie tuos filmus kalbant, rom-coms, man atrodo, jie taip užkelia, kadangi, man atrodo, vis tiek daugiau merko žiūri rom-coms, kad tai labai užkelia panų standartus. Bet tada osų, kai tu esi desperate ir kai tu jau tokia, nu tai aš nieko nerandu, aš jau viskas, ta prasme, aš ten jau belė ką padarys, man atrodo, tu pradedi žeminti savo standartus ir tas irgi yra labai blogai. Tu pradedi žeminti ir galų gale tu tokia visiškai, tokia, nežinau, praradus savo standartus lieki ir viskas ir ta. Nu tai tada ir pasidaro taip, kad tiesiog bare minimum padaro. Jo, ir ta tokia, o my god, per visą namą. Pridėjo per snapą, viskas gerai. Ir kai tu supranti, kad čia realiai nieko nėra, paskui tu pagalvoji, kažkiek laiko praeina, kad čia taip nieko nereiškia. Man atrodo, čia taip nieko nereiškia. Na dažnai ir savo vertę padeda atrasti ir suprasti. Ir tiesiog po kurio laiko, nu, kad, nu, nes viskas yra labai gražu ir labai fainai, bet tiesiog. O ką jūs manot, kaip... Trinsim, štai trinsim. Ir sakau, mano pažįstamos. Mano nuomonė yra, kad... Tai va, žodžiu, tai kaip Emilija, man atrodo, jau palėtė kažkam savo sakinį, sakydama, kad dabar yra
labai daug vietų, kur galima išplėsti ratą, Jo. yra socialinės medijos, bet aš nemanau, kad jos lydina kažkur, gali, bet aš Tu nemanau. gali bandyti eiti susipažinti su žmogum gatvėje, Jo, tu gali kažkam random parašyti, tu Taip. gali Tinderį parsisiųsti, arba tu gali eiti į į vakarėlius. realybės šou. Jo. Tai realybės šou, kalbant apie realybės šou, tai aš šiaip visai norėčiau, aš šiaip gavau vieną užklausą aptarti Love Island. Aš dėja nežiūrėjau Love Island, tai aš nelabai galiu aptarti ją. Aš net visiškai nesuprantu, kaip Love Island Jo, veikia. aš tik žinau, kad... Aš esu gal mačius ant porą kažkokių... Jo, aš irgi iškarpų... Dabar ypač kažkodėl labai trendina vėl, nes ten Jo, nes kažkoks man naujas atrodo, sezonas geras, bet tipo, aš net nesuprantu, kaip ten jie veikia, jie ten sėdi vilai, jie Širija. ten poruojasi. Nuparuojasi, taip. Paskui iš naujo poruojasi. Aš ką esu žiūrėjus Too Hot to Handle. Yes. Na, irgi yra žiūrėjus Too Hot to Handle. Tai va, biškai gal galim aptarti ne Love Island, o Too Hot to Handle. Tai šiaip iš vienos pusės, kad man atrodo, kad yra tikrai labai smagus ir fainas būdas išplėsti draugų ratą ir pažįstamų ratą, ypač jeigu tu ieškai meilės ir ieškai santykių. Man atrodo, kad jo fainai. Tik aš kiek esu mačius ir nežinau, tiesiog ir iš ten visų tų tiktokų ir taip toliau, kad tai labai dažnai nenulydino kažkur. Kad būna, Nes kad tai- tu tame, nes Too Hot to Handle yra tokia smiečia, kas nežiūrėjo, kad ten atvarai ir ten yra tiesiog dating reality show, bet ten yra taisyklės, kad negali būti jokio physical contact, ten nebent apsikabinimas ar kažkas tokio. Ir tada yra realiai priversti žmonės, ta prasme, connectinti, tipo, Jo. emotionally, Šnekėti, geriau ten pažinti. atsiverti žmonėms. Labai dažnai ten žmonės surenka tokius, kurie tipo ten players. Jo, yra players, kažką. tokie labai Ir labai dažnai physical. dar tie žmonės, kai ateina į tą šou, jie nežino, kur jie. Jo, atėjo. jie nežino, Jie kur jie galvoja, atvaro. kad jie čia... Tūsins, Jo. kad, žodžiu, pasikūrė bus, bet biškai nužemina jų expectations, paskui, kaip Lana. pasako. Lana, jo. Bet ir man atrodo, kad čia realiai yra visai smart, aš sakyčiau, nes Bet aš kiek labai žinau- daug dėja, ant popieriaus gal atrodo gerai, Jo. bet labai daug to yra vis tiek dėl šou. Taip. Nes ir kiek jo, aš jo. esu ten interviu mačius su kai kuriais dalyviais, kai ten jau baigėsi tas non-disclosure agreement, jie patys sako, kad ten nieks nieko nemato. Ten nieks nemato, ką jie daro ir jie ten realiai daro, ką jie nori. Tiesiog palieka Jo. šou. Nes idėja kaip ir gera, nes šiaip visi dating tie reality show, tai man atrodo, kad tiesiog ten gal tas pats Love Island, aš tik negaliu sakyti, o tu atvarai ten būni, paruojas ir ten taip toliau. O ten realiai yra gera idėja, man atrodo, bet man atrodo, kad dažnai tuo ir pasibaigia, kad tu išvarai, aš pabūsiu dabar emotionally intelligent ir čia connectinsiu su people, tu išvarai tikrą pasaulį ir koks buvai, man atrodo, toks buvai, gal kažkas Nu čia irgi labai individualu Priklauso nuo yra. žmogaus. Nes, pavyzdžiui, vienam sezone, kur ten M ir K. jo. Viena Tai para, jie jie dabar išvarė, vaiką jie turi, dabar jie vaiką sūnų turi. turi. Tai jiem Gal žiauriai nesusituokę pasisekė, dar, ten bet taip. jie man atrodo, jie susižadėjo. jie realiai, nu, va, Nu, ten viskas jiems į tai savo nuskilo. vietas atėjo. Jo. Bet yra tokių, kurie eina per kelis sezonus, Tai, per kelis skirtingus tokius šou ir Ir nieko. Ir tipo, kokie buvo, tokie ir lieka. Tai va, šiaip sakau, idėja gera, bet man atrodo, kad pasibaigė. Tu ten toks švarai, pabuvau, tipo irgi for fun. Nes man atrodo, jie gauna babkių. tai aš nebejoju. Ir daug. Tai arba, sakau, labai... Dar kas laimi, tai Jo, labai priklauso nuo asmens, ta prasme, nuo pačio žmogaus. Ir kaip jisai, nežinau, priema tas experiences. Man atrodo, experiences yra tikrai geras, ypač kas liečia tuos some players ir taip toliau, kad tu realiai turi bandyti pažindinti su žmogum, tipo, įdėti pastangas kažkokias, nežinau, sužinot kažką naujo apie tą žmogų ir taip connectinti. Nes in real life tam labai lengva. Jo, nu Bet- tikrai vis tiek ten labai, sakau, individualu viskas Jo. yra. Nes, nu, vat, kažkam labai pasisekė, kažkam ten, vat, iš paskutinio rojo sezono, ten kur Jo. tas Charlie ir Catherine, tai jie išsiskyrė. Ai jo. Ir Tai paskui ta man čia- Catherine susijęs su kitu iš tų Hot to Handle. Su kuo? Su tokiu labai Bet tai, kad nejausiu. išsiskyrė prieš... O jo, jinai man atrodo iš to išskyrė. Nu tai va, kokia liko playerė, tokia liko. Nu realiai, nu aš Charlie dėl nežinau. jos dainas rašys. Ai, jo, jo, jo. Jis labai dabar. Ai, ne, aš... In Ai, aš his sumaišiau, pa. artistic- Ai, jo, tas buvo Charlie, kuris parašė tą dainą. Jos saksofoną. Your Eyes, jo. Tai jo, jie išsiskyrė, nes susijęs su kitu iš tų Hot to Handle ir man atrodo, su to irgi išskyrė.
Jo. Ai, jo išskirinas padarė apology TikToką, kad we have broken up. It's really sad for us. Wow. Jo. Tai Aš taip jo. nesuprantu tokių video, kai būna, Bet šiaip mes break-upinom ir dabar reikia Nu, tai žinai, kai tipo, we broke up. kai socialinėse medijose ir šiaip tarp žmonių visai žinomas vardas yra, tai turi adresą, nes labai daug, visokių speculations paskui pasidaro. Ir šiaip man atrodo, socialinės medijos, taip pat Aš taip niekada tų apology videos neperžiūrėjau. Aš pamatau, kad, gerai, supratau apie ką ir aš išjungiu. Išsiskyrėt ir viskas. Sorry, o pavyzdžiui, o čia tu manai normalu, ar ne, kad tu kai, jeigu būni labai ilgą laiką su žmogum, ne, ten pripostini post ir storių, kad po to, kai išsiskiri, ištrint viską. Aš nežinau, ar aš taip daryčiau. Blemba. Aš savo tų nuotraukų netrinčiau. Bent, ne visas. Nes, vis tiek, buvo dalis tavo gyvenimo. Čia vis tiek yra kažkoks ilgalaikis dovana, kad tu turėjai žmogų. Bet socialinėse medijose vienas dalykas, kai labai savo santykius rodo, aš nesuprantu, žinokit. Ir dar kai būna vienintelė. Ir tas dar būna, kai kokia influencerė filmuoja tą savo vyrą ir jis atrodo tuoj sproks viduje, jis nenori. Kiek jis nenori. Jis va toks sensyvus, toks patrauktų kamerą iš mano. Ir, tai toks, ne fainai yra, bet šiaip pagalvok, jeigu va tokie irgi aktyvus žmogus socialinėse medijose. Ir tu išsiskiri ir tada naują susirandi porą. Ir tu ant viršaus kelsi tas naujas nuotraukas. Ir tipo tavo tas naujas, nežinau, vyras ar kažkas atsidaro tavo pėdžių ir ten tiesiog tavo buvęs. Jo, aš ištrinčiau irgi manau. Jeigu būčiau daug prikėlus. Jo, čia ir aišku priklauso. Ir aš šiaip irgi nesuprantu, kaip žiauriai daug deda apie savo santykius socialinės medijas, nes yra tokia viena mergaitė, kur, ta prasme, jinai susirado, mano pažįstama, tokia, jinai susirado berną. Ir jinai, ta prasme, čia atrodė, kad, žinai, ne kaip, tipo, joj, fainai, ta prasme, bet jinai čia atrodo, jinai taip pasiskelbtų visam pasauliui norėjo, čia jai toks įvykis, čia yra įvykis, bet būtinai reikia visiems pasakyti, ir jinai, man atrodo, mėnesį kėlė, žinot, kaip buvo nuotraukos, kaip vienas susikibus rankom, ir ta, rankytės tai va. Ir visada ta pati nuotrauka, kaip jie eina su rankytė, ir gal mėnesį. Tai toli nuėjo, turbūt. Turbūt 10 000 žingsnių surinko. Ta prasme, aš labai nesuprantu, kai žiauriai daug deda. Jo, ten žinai, gražios, cute nuotraukas, ten žiauriai fainiai. Bet ir jau, kaip su How to Handle, jeigu tu surandi porą pačiam šou, ir tu išeini, tu turi kelt, nes tu tiesiog realiai tu turi parodyti žmonėm, kad it was real, kad mes vis dar kartu. Taigi ta Breeze su Demari, jie irgi išsiskyrė. O, jie žiauriai cute buvo. Paskui Breeze su Louis susijė. Jo. Šiaip žiauriai, tu pažiūri. Nes aš paskui šiaip tas paskutinis How to Handle sezonas mano mėgstamiausias yra. Aš nesimanu, mano mėgstamiausias tas Louis. Tai jisai buvo ir ten. Jo. Louis Russell, žodžiu. Louis Russell. As our hearts, žodžiu. Bet gražus. Man realiai paskutinis tas sezonas žiauriai patiko. Čia gėda pripažinti, aš per vieną seriją verkiau. O? Tipo realiai verkiau. Ten buvo kažkoks jų workshop, kur tipo visi vaikinai ten, kur ten, kur jie tipo įvežė su kurie buvo visiškai vieni ir paleido prodiuseriai jų mamų balso įrašus, kur jų mamos jiem įrašė žinutės. Ten idėja buvo, kad jie lindo, tipo kaip ir į mamos pilvą, realiai. Ten grįžo į kūdikystę, kad jie iš naujo gimė. Ir tipo jie klausė, kaip jų, šiaip labai keistas konceptas, bet nesmė. Ir jie klausė, kaip jų mamos jiem sako, tipo, kokius jos mato savo sūnus, tipo, kaip žmonės, kaip tikisi, kad tipo, treatintų savo žmoną. Ten viena labai irgi gražiai pasako, kad tipo, kai tu kažkaip elgiesi su pana ar galvoji su ją pasielg, galvok, ką tu darytum, jeigu sužinotum, kad kažkas taip su tavo mama elgiasi arba sesėm. Taip, va čia, žinau. Jie patys ten verkia ir aš tokia sėdžiu, aš ten pati, žinau. Kad realiai, man atrodo, kartais reikia sumąstyti ir mergom, ir ta prasme, ir bernam, kad kaip tu elgiesi su žmogum santykiuose, pavyzdžiui, nežinau, ten jeigu ten išvadini, ten taip, ir ten žiauriai unrespectful esi, tu pagalvok, pavyzdžiui, arba to, jeigu kažkas taip sakytų tavo mamai, arba sesiai, arba tavo broliui, arba tavo tėčiai, čia yra realiai, ta prasme, elkitės su žmonėmis taip, kaip jūs norėtumėt, kad jie su jumis elgtųsi žodžiu, nes čia yra realiai labai blogai. Tiesiog,
aš suprantu, kad kartais, žinai, būna tas, kad tu esi ant tiek gal susierzinęs ir ant tiek piktas, kai tu išvarai tą ant kitų žmonių. Ir, nu, nes man pačiai iš taip kartais tai būna, kai atrodo tos piktas ir tada tu išvarai ant kitų žmonių ir tada taip Bet labai dažnai atsėdi ir tada tas, tu supranti, kad ką aš padariau. labai žinai, dažnai tavo tas pyktis, o tu esi, kur tu sakai, toks ant vietos, jis būna visiškai ne į tą žmogų nukreiptas. Taip, žiauriai. Bent jau man labai dažnai čia realiai būna tiesiog loterija, kam pasiseks prie manęs, Taip. nu, nepasiseks prie Jo. manęs tuo momentu būti, kai aš žiauriai susinervinsiu ir aš tiesiog išvarysiu viską, kas man. Taip. Aš mačiau irgi tokį vieną panašiai buvo pasakęs, kad, tipo, kad nesvarbu dėl ko aš verkiu, aš visada verkiu dėl to pačio dalyko. Nu, vat būna tas toksai dievas, kur žiauriai iš tikrųjų nervina, bet tu net Jo. nesupranti, iki kol kažkas kitas savęs nesuerzina ir tu tipo dėl to susinervini, bet tu tiesiog... Jo. Bet man dažnai tai būna, kai tiesiog, nežinau, būna tokių, nu, kai tu esi užsišykęs, kai tu realiai tas paklausi klausimą ir būna, žinot, kad tu tingi kalbėti. Nu, toks, nu, Jo. kur atrodo, o tu dieve, ir dabar tau aiškinti reikės. Ir tas paklausi ir ten užžikintų žmogus, kad ne, negaliu ten baigti išeikti, nu, žodžiu. Taip, ir tu paskui sėtų aplink kitą žmogų ir tu toks, tipo, kaip čia dabar tas žmogus, žinai, jaučiasi, kad ten tam žmogui nuspjauti yra, bet man tiesiog yra nepainint, aš užpykiu ir tos, aš atsiprašau, Jo, aš žiauriai atsiprašau. Aš ne ant tavęs pykstu. man Jo, tiesiog tiesiog aš buvo ta diena. pykstu. Jo, tai va, nu, žodžiu. Tai užsiplėpėjome mes ir vėl, man atrodo, tai gana ilgokai. Tai tikimės, kad jums patiko. Paleisiu aš dar vieną story į mūsų Instagramą, gerai, kad nefilmuojam, pafollowinkit, palaikinkit viską, dar temų užklausų, kitą kartą paliesim kitas temas. Tikiuosi labai, kad mes atsakėm į tuos klausimus apie santykius šiaip, paauglystė ir taip toliau. Tai... Aš tikiuosi nepasilgote su Daniel. Jo. Ne, juokauju, aš jau Ne, pasiilgau. viskas gerai. Jos grįž. Tai va, tai labai tikiuosi, kad tikrai atsakėm, nes, sakau, tikrai buvo labai daug klausimų ir tokių specifinių visai, tai tikiuosi, kad radot gal atsakymų kažkaip, bet nemanau, kad radot tiesiog pamastymų daugiau. Arba pamatęs, Sukėlė- kad Arba ne pamatyti. jūs vieni taip galvoja. Jo, tai va sakau, bet man atrodo, ką turėtumėt labiausiai išsinešti iš šito pokalbio būtent apie santykius, kad jeigu, tiesiog nebijokit pasakyti, žinau, kad turbūt labai banaliai skamba, bet man, nu, dabar mes kai pakalbėjom, tai atrodo, kad pasakyti yra taip svarbu. Tiesiog atvirumas. Jo, tiesiog ateikit, pasakykit. Niekada žmogus tau nieko blogo nepadarys, jeigu tu nuoširdus ir atviras su juo būsi. Jeigu, pavyzdžiui, net yra tokia situacija, kad ten, tarkim, nežinau, pradėt bendrauti su žmogumi, tiesiog matot, kad, okei, ne mano žmogus, aš nenoriu, žinai, bendrauti, jūs pasakykit geriau, nes man atrodo, kad... Nelaikyto žmogus. Jo, kad kai tu lydini on tą žmogų, kad, tipo, jo, fainai, varom į kiną, bet, tipo, iš tikrųjų tau taip nepatinka, pasakykit, tegul tas žmogus, nežinau, ieško ir gyvena geriau kažko kito. Nelydint on geriau, tiesiog pasakykit visada ir, nežinau, vat pagalvokit, nežinau, nepagalvokit, bet gal irgi skėlėm kažkokių minčių apie soulmates ir taip toliau. Aš pati šiaip nežinau atsakymą, ar aš tikiu tai soulmates ar ne. Nu, bet pamastymams, tai va. Tai žodžiu, tai viskas. Šiandienos podcastą baigiam, pafollowinkit Instagramą, dar temų užklausų parašykit, subscribe, like, žodžiu, comment. Subscribe, like, comment. Nu, aš nežinau, lietuviškai žiūri, keistai skamba. Prenumeruokite, pakomentuokite. Padėkite liuksą. Padėkite liuksą. Tai va, tai žodžiu. Ir lauksime kitoje serijoje. Gerai, ate. O, nufilmavau. Žiauriai gerai. Tu 2 vietas iškirp turi. Taip, žinau, aš